Sveiki visi. Dabar aš jums pristatysiu savo gamybos CNC staklės, surinktos namų sąlygomis. Štai matome, čia yra Y ašis varikliukas, X ašies varikliukas ir Z ašies varikliukas. Čia yra spineris. Štai visa schema. Gan grubiai viskas padaryta, bet mums to ir užtenka. Čia yra kontroleris, kuris valdo visus 3 varikliukus. O čia yra mūsų Match 3 programa, su kurios pagalba mes ir piešiame, braižome, gręžiame viską, ko mums širdis geidžia. Taigi, bandysime dabar nusibraižyti vieną piešinėlį. Taigi, paleidžiame varikliuką. Grąžtelis mūsų. Prašau. Taip, jis pradėjo suktis. Kol kas jis veikia atskirai. Rankiniu būdu reikia įjungti. Ir taigi, tikėkime, dabar man pavyks. Štai leidžiu. Programa pradėjo veikti. Pasižiūrim. Štai. Pradėjęs įbraižyti. Matome liniją. Šį kartą įtvirtinta gerai, nes pirmus kartus medžio gabalas tiesiog važinėjo. Na, štai tokia pagalba programėlės visą tai ir veikia. Kaip gražiai ir piešia. Pačio spinerio biškį yra netiksliai atreguliuota, bet šiaip tai viskas labai gražiai važinėja. Ir darosi, ir piešia, ir braižo. Matome, kaip visi varikliukai dirba gražiai. Pirmyn atgal. Kaip šveicariškas laikrodis. Štai piešinukas išeina jau. Pravalysim dulkes. Čia yra piešinėlis iš amerikietiško filmuko, kur, neatsimenu aš ten to paukščio vardu, kur kojotas pastoviai gaudo jį ir nesėkmingai. Taigi, štai tiek trumpai apie mano prezentaciją. Dėkui. Iki.